Naujamečio naktį dar vienas teroraktas sukrėtė Ameriką ir dar vienas kariškis susisprogdino. Aš apie pirmą teroraktą nepranešiau. Ne viskas man įdomu, iš tikrųjų ne viską reikia pranešinėti, bet kadangi įvykiai dviniai pasidarė įdomu, nes be to šitas Laivsbergeris atakavo Trumpo viešbutį Las Vegase. Tačiau nėra žuvusių išskyrus jį, jisai nusišovė prieš susprogdindamas Cybertrucką. Kažkoks durnas įvykis, važiavo 800 km, kad susprogdinti tą hotelį, nieko nesusprogdino, 7 žmonės sužeidė, pats nusišovė, bet baisiausia, kad jisai aiškėja elitinis JAV karys, labai daug metų tarnavęs ir Amerikos specialiuose pajėgose ir kažkokiam ten Guard, tai kas čia yra kažkokia garbės sargyba. Dabar buvo paskirtas Vokietijoje, bet išleistas važiuoti į Ameriką. Ir labai įdomu, kad tarnavimo metai ir vietos su kito, kur prieš 2 dienas ten tas teroraktas, kur žmonių žuvo, vykdytojų sutampa, bet policija sako, nėra įrodymų, kad buvo pažįstami. Ir Afganistane kartu tarnavo 2009 ir Amerikoje tam pačiam priskirime tarnavo tais pačiais metais, bet sako, mes nežinom, ar tam pačiam unite. Tai vienu žodžiu, tokie patys paruoštukai, tokie patys elitiniai kariai vykdo Amerikoje teroro aktus. Dabar 2 teroraktai išėlės, tai pirmas baisesnis, tenai žmonių žuvo. O dabar jisai pats nusišovė, bet labai nervingas teroraktas, ane? Važiuoja prie daugiaaukščio, prisikrovęs ten visai sprogmenų buvo tą visą automobilį. Automobilis rašo, padėjo įvykdyti teroraktą, nes sprogimas ėjo į viršų, ne į šonus, jam reikėjo, kad į viršų eitų, bet ten kažkokios liktai tik durys ten išvirto, vienas žmogus sužeidė ir viskas. Tai čia akivaizdu, kad čia prieš Trumpą yra protestuojama. Tiesa, vakar Times of India, tas mano šaltinis, man labai patinka, kur turi nei daug, nei mažai 4,5 milijono prenumeratorių, įdėjęs kairėje pusėje Trumpo nuotraukytę, dešiniai Zelenskio ir parašyta, kažkaip norisi rusiškai sakyti, ukrainski slėd, nes visi mėgsta sakyti ukrainski slėd, kai būna koks teroraktas, tai būna ukrainski slėd. Ir Times of India iškėlė klausimą, ar už to stovi Zelenskis. Bet tai aš tada ir pagalvojau, Zelenskis šitoksai galingas, bet tai ne ukrainietis sprogdino, bet ten kažkaip susukta, kad jisai vakar to informacijai, kad šitas elitinis karys dar ir Ukrainoje liktai kovėsi. Tai reikės patikrinti. Angliškame tekste nieko nėra apie Ukrainą. Nes tai, kaip sakyti, jie kartais važiuoja nelegaliai. Nėra, juk Amerikos armijos ten nėra. Jeigu jisai yra armijos kariškis, jisai turi turėti priskirimą, Amerika jo nesiuntė, tai jie negali dabar laikraščius rašyti, kad tokiais metais jisai kovėsi Ukrainoje. Bet Times of India iškniso, kad jisai kovėsi Ukrainoje. Dabar tenais žmogaus tik tai likučiai, bet liko ant tų likučių 2 tatuiruotės ir jos sutampa su to kariškio, nes aš irgi labai skeptiškai žiūriu, kai yra bomba, sprogsta ir randami dokumentai. Tai čia Al-Qaida taip mėgsta daryti. Yra teroraktas ir švariausias pasas yra padėtas. Tai su mano brolio mirties imitacija viskas tas pats. Helikopteris su laivu negalėjo ištraukti į tinklus įsipainiojusio lavono iš labai audringos jūros, o paskui kažkokiu tai stebuklingu būdu pastebi švarų sausą voką su visais dokumentais. Tik tai dokumentai yra su skylutėmis, 3 metus jau pasibaigęs galiojimas mano brolio žmonos, bet visiems tiko, viskas tvarkoja, net prastumė prijutau. Tai tiek žinių, dar jeigu kas įdomus pranešiu, šitą istoriją iš tikrųjų įdomi, aš be pasakodama pati susidomėjau, tai tiek.